Užsidarančios durys, kaip šūvis. Namai vėl lieka tušti. Tik niekas tavęs nelaukia ten, kur tu eini. Jeigu nori, papasakosiu tau istoriją apie tai, kaip kartą gyveno žmogus, ko jis tikėjo, ką jis mylėjo, kokios spalvos buvo jo dangus. Apie jį nerašo įžymios knygos, jo nuotraukos laikraščiuose nebus. Kažkur miškuose prie upės gyvena paprasčiausias žmogus. Jo pasaulyje nėra nei pykčio, nei apgaulės, ir jis galėtų išklausyti kitus, bet jam vienam lemta stebėti dangų ir verkti, kai lyja lietus. Turėjo jis savo mėgiamą darbą, žmoną, dukrą, sūnų ir draugus, o dabar jis gyvena prie upės, niekam nebereikalingas žmogus. Jam patikdavo stebėti, kaip leidžiasi saulė, kaip paukščiai skrenda į šiltus kraštus. Jis išėjo pavasarį, kai sprogsta medžiai, vienišas, pavargęs ir senas žmogus. Ant jo kapo niekas gėlių neatneš, o ir tiesą pasakius, jo kapo nebus. Jo vėliavą pakėlė vėjas į dangų ir krito žemėn sniegas smulkus. O vienas iš tų, kurie stebėjo dangų, sakė, matė, kaip skriejo baltas paukštis gražus. Taip nebuvo, tik naktį žvaigždės sužibo, ir iš ten į žemę žiūrėjo žmogus. Niekada negali būti visiškai tikras, kaip bus rytoj ar kas po metų bus. Gyvenk dabar ir džiaukis savo laimę, kas žino, gal rytoj tu būsi tas žmogus. Užsidarančios durys, kaip šūvis.